Sveiki, brangiai! Malonu įrašyti šią žinutę, nes gan ilgą laiką nepavykdavo. Mes kalbėsim apie PAS studijas ir yra žmonių, kurie laukia labai seniai. Čia buvo daug visokių pasikeitimų, kažkas iš jūsų apie tai žinot, kažkas nežinot. Aš trupučiuką kalbėjau apie tai per gimtadienį. Ir galiu pasakyti, kad visas veiksmas toliau tęsiasi, maloni banga nenuslūgo, nesumažėjo. Nors galbūt kažkas to ir norėjo, turbūt girdėjot, kad kažkam kažkas nepatinka, kaip visada daug labai kaltinimų, kaip visada daug labai šmeižto, bet mes judam toliau. Mes atšventėm 7 metus, mes išleidom naują knygą, kas dar jos neperskaitė, būtinai perskaitykit, tai bus palaiminimas į jūsų gyvenimą. Ir pagaliau aš galiu paskelbti, kad mes pradedam rinkti naujas PAS grupės. Kas tai yra? Jeigu jūs pirmą kartą apie tai girdit, aišku, aš paliksiu nuorodas į senesnius įrašus, nes PAS tai yra proto atnaujinimo studijos. Dievo žodžiu. Taigi, šitas studijas mes vedam jau daug metų ir per tą laiką buvo jau labai daug grupių. Reikėtų, aišku, paskaičiuoti kiek, bet žinokit, pritrūksta laiko ir kiek tų grupių iš viso jau buvo išleista, tai sunku pasakyti. Bet galiu pranešti džiugią naujieną, kad mes renkam naujas grupės. Kaip minimum bus 2 grupės, grupėje bus 12 žmonių, bet pirmiausia apie tai, kas tai yra. Paskui techniniai dalykai. Taigi, rašte mums labai aiškiai parašyta. Romiečiams laiškas 12 skyrius 1-2 eilutė. Iš tikrųjų, tas laiškas yra ne romiečiams, tas laiškas yra lietuviams, visiems, kurie supranta lietuvių kalbą, nes proto atnaujinimo studijos Biblijos Dievo žodžiu, Biblija, bus lietuvių kalba. Taigi šitas laiškas yra parašytas lietuviams ir ten parašyta: brangusis, atnaujink savo protą. Pirmiausia, atiduok save kaip gyvąją auką, tai yra labai svarbu, tai yra žingsnis numeris 1. Bet toliau parašyta, kad to nepakanka, kad labai svarbus yra antras žingsnis, tai yra atiduoti save proto atnaujinimui. Nes kai Dievas mus gelbsti, mes ateinam tokie, kaip esam. Ir dažnas dalykas, kas ten iš labai žemo taško startuoja, tai jiems nereikia apie tai įrodinėti, kad ten protas visai kitą pusę yra nuvažiavęs, nors širdį jau gyvena Jėzus, gyvena šventoji dvasia, bet protas tiesiog senas ir nieko neleidžia. Bet netgi jeigu tu nebuvai nei ten kažkoks narkomanas, nei ten kažkoks žudikas, nei dar kažkas, tai kiekvienam žmogui reikia proto atnaujinimo pagal Dievo žodį, pagal Bibliją. Taigi, remiantis šiuo žodžiu, aišku, ne tik šiuo žodžiu, tiesiog tai yra viena iš pamatinių rašto vietų, po to korintiečiams yra parašyta, kad mes atnaujintumėm savo proto dvasią. Taigi, tai yra procesas, į kurį Dievas mus kviečia. Dievo valia, kad mes eitumėm šventėjimo keliu. Ir proto atnaujinimas tai yra vienas iš labai svarbių faktorių, kad mes suvoktumėm, laiške lietuviams ten 12 skyriuje 2 eilutė taip ir parašyta, kad mes suvoktumėm, kas yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia. Iš to mes galim daryti išvadą, kad netgi neatnaujinus proto mes net nesuprantam, kad tai, kur mus kviečia Dievas, ką mums duoda Dievas, tai yra tobula iš tikrųjų valia, jinai gera ir priimtina. Taip pat galiu pasakyti tiems, kurie ilgą laiką yra bažnyčioje arba kažkokį tai laiką, jūs jau patys spręskite ilgą ar neilgą ir jūs nematot rezultatų. Jeigu jūs klausot, ką jums kalba ir praktikuojat, bet nematot tų rezultatų, kurie aprašyti rašte, reiškia kažkas yra ne taip. Reiškia, jums reikia gyvo srauto. Aš galiu jums garantuoti, kad jeigu jūs ateisite į šitos kursus, jeigu jūs priimsite tą žodį, kuris čia yra skelbiamas, tai 100% rezultatai, biblijiniai rezultatai. Sveikata, aprūpinimas, džiaugsmas, ramybė, kas yra dar svarbiau už sveikatą ir aprūpinimą, išgydymas, šeima, santykiai ir svarbiausia turbūt tai yra jūsų pašaukimas. Nes žmogus gyvenantis be pašaukimo tai yra kaip, net nežinau su kom sulyginti, nes gamtoje tokio dalyko nėra. Gamtoje viskas turi savo pašaukimą ir gyvena tame pašaukime ir jį atlieka.
tik žmonių rasiai galima atrasti tokių dalykų, kai žmonės gyvena ir nežino, kam jie gyvena. Taigi Dievas turi tau pašaukimą ir šituose kursuose taip pat, tai yra tiesiog faktas, jūs galit pažiūrėti, aš įdėsiu šitą video į visą tą sąrašą vadinamą proto atnaujinimo studijos. Ten yra labai daug liudijimų ir tai yra tik tai maža dalelė. Labai daug liudijimų įrašyta, bet dar nesutvarkyta, kad išleisti. O dar daug daugiau liudijimų žmonių, kurie tiesiog kalba, dėkoja, bet jie neįrašyti, jie tiesiog, jų neįmanoma parodyti. Jūs galit pasidomėti ir pasikalbėti su kitais žmonėm, nes jau nemažai žmonių buvo tose kursuose ir gavo nuostabius rezultatus. Tai va, dabar techniniai dalykai. Taigi, kas tai yra proto atnaujinimo studijos? Mes naudojam Bibliją, tai yra aukščiausias autoritetas, nėra aukštesnio autoriteto, tai yra numeris 1 ir skaitome tą knygą kartu su šventa dvasia, nes šventoji dvasia ir parašė Bibliją, jo per žmonės. Taigi, aukščiausias autoritetas pas mus yra šventas raštas, Biblija, pilna Biblija, mes neraunam knygų iš jos, mes ten jos nesegmentuojam, apie tai atskirai kalbėsim, mes naudojam visą Bibliją. Užsiėmimai vyksta 1 kartą savaitį online, tai yra kažkokioje platformoje, gal tai bus Google Meet, gal bus Zoom, aš dar tiksliai negaliu pasakyti, greičiausiai Google Meet, bet, nesmė, online. Toliau 1 kartą per savaitę pasakiau 2 valandos. 2 valandos. Mes užbukinam 2 valandas, būna trupučiuką ilgiau, labai retai būna mažiau, bet irgi gali būti. Ir judam, reiškia, per tą medžiagą. Kas tai per medžiaga? Tai yra medžiaga, kuri paruošta, reiškia, žmonių, kurie dėsto Haris Biblijos koledže. Tos medžiagos yra 48 pamokos, 48 temos. Tai yra 3 lygiai po 16 temų. Ir jūs galite judėti tiek, kiek jūs norėsite. Visų yra 48. Kiek tęsis tas dalykas? Mes susitarėm starte, kad judėsim iki vasaros 1 kartą per savaitę. Praleisti negalima. Jeigu praleidai, būtinai turi pats išstudijuoti tą pamoką ir atsiųsti atsakymus, nes kiekvienoj pamokoje yra klausimai, į kuriuos savarankiškai reikia būtinai atsakyti. Čia nebus taip, kaip bažnyčiose dažnai labai būna dėja, kai žmonės tiesiog sėdi, klauso arba neklauso, bet vaidina, kad klauso. Ne. Čia mes būtinai dalyvausim, čia mes būtinai kalbėsime, čia mes kelsim temas ir vienas iš bendravimo būdų tai yra klausimai atsakymai. Taigi mes pasinersim į tą atmosferą Dievo meilės, mes pasinersim į Dievo artumo atmosferą, mes įsiaiškinsim, pamatysim savo akimis, perskaitysim patys, ką Dievo žodis kalba apie tave ir mane, kaip Dievas žiūri į savo kūrinyje, koks jis yra iš tikrųjų, pagaliau po šitų kursų tu tai sužinosi ir turėsi tai tvirtai savo širdį. Ir kiek tai tęsis, susitariam iki vasaros, o po to tarsime su kiekviena grupė atskirai. Kaip pavyzdys galiu pasakyti, kad buvo grupių, kurie judėjo tik tai pusę metų, buvo grupės, kur judėjo 2 metus, dabar turiu grupę, su kuria judu jau 3 mokslo metus, nes vasarą dažniausiai mes atostogaujam ir taip per daug visko, bet mes jau patys spręsim. Aišku, pinigai. Pirmas klausimas pas visus, kiek tai kainuoja. Kursai yra nemokami. Ta prasme, mes tai darom kaip dovaną, kaip tarnavimą jums, bet, brangiai, mes tikimės, kad kiekvieną mėnesį, kiekvienas narys perves 20-30 eurų. Mūsų svetainėje galima padaryti tokį partnerystės puslapį, galima tiesiog 1 kartą užpildyti tą, reiškia, eilutę ir kiekvieną mėnesį automatiškai nusiims tą sumą, kurią jūs esat pasiruošę duoti. Gal mažiau, gal daugiau, kaip yra jūsų širdį, gal iš vis jūs nieko nenori duoti, arba pirmą laiką norit, ta prasme, ateiti, apsižiūrėti, kas tai yra, tai irgi yra įmanoma, tai irgi yra galima ir prašom. Ta prasme, mes tikimės, bet tai nėra pagrindinis dalykas. Raštas sako, kad už viską turi būti mokama, bet tai nėra mūsų tikslas. Jo, tai nėra mūsų, kaip sakyti, kodėl mes tai darom. Mes tai darom dėl to, kad skleistusi Dievo žodis, dėl to, kad skleistusi tiesa, dėl to, kad skleistusi Dievo karalystė. O finansai tai yra neatsiejama dalis to viso proceso, taigi būkit visiškai laisvi.
ką dar nepasakiau, atrodo viską pasakiau, taigi yra klausimai, rašot, kas, kaip, kodėl. Elektroninis paštas taip pat yra ir YouTube kanale, ir mūsų Facebook'e, reiškia Maloni banga, malonybanga.lt tai yra svetainė, Maloni banga tai yra YouTube kanalas, Maloni banga tai yra Facebook'as. Jeigu užeisite į mūsų svetainę, ten taip pat yra parašyta PAS, tai yra proto atnaujinimo studijos. Ten užeina, ten yra registracijos anketa. Spaudžiat pildyti anketą, atsakote visus klausimus, būtinai reikia į visus klausimus atsakyti, jeigu neatsakysit, anketa nesuveiks ir kada užpildysit ir išsiųsit, jums turi ateiti patvirtinimas į jūsų paštą. Patikrinkit būtinai spamą, bet jeigu neatėjo atsakymas, reiškia mes jūsų anketos negavom. Todėl įsitikinkit, kad jūs gavot patvirtinimą, kad jūsų anketa gauta. Jo? Nes jeigu ne, tai tiesiog ne, mes net nežinosim, kad jūs užpildėt, o jinai kažkur pasiklydo, ar jūs kažką tai ne iki galo užpildė. Dažniausiai viskas surišta su tom, kad žmonės pamiršta, ten žinot, kompiuteriniai dalykai, prašo patvirtinti, kad jūs ne robotas. Tai vat reikia patvirtinti, kad jūs ne robotas. Ir tada mes gaunam jūsų anketą, o jūs gaunat patvirtinimą, kad viskas įvyko. Tai va, brangieji, vat tokios naujienos. Aš žinau, kad yra žmonių, kurie labai laukia, kada pagaliau tai bus. Ilgą laiką mes nepradėjom naujų grupių dėl jau įvardintų dalykų. Priešas be abejo daro viską, kad mūsų sustabdyti. Deja, dauguma bažnyčių priešinasi labai šitai žiniai apie besąlygišką Dievo meilę, bet jūs galite užeiti į mūsų YouTube kanalą ir pamatyti, kad žmonės klauso, pastoviai klauso. Mūsų medžiaga jinai negenda. Kiekvienas pamokslas, ar jisai buvo įkeltas prieš 5 metus ar prieš 6 metus, jis puikiai tinka šiai dienai ir jūs galite drąsiai grįžti į tos kursus, kurie įrašyti buvo dar anksčiau ir juos klausytis. Kiekvieną mėnesį pas mus statistika rodo, kad virš 100 000 minučių. Tai yra labai didelis kiekis laiko, kurį žmonės klauso šitos žinios ir tai mus drąsina judėti toliau. Ir nepasiduoti spaudimui tos religinės dvasios, kuri yra, žinokit, iš tikrųjų labai stipri Lietuvoje. Galim kaip sakyti, pasididžiuoti tą neigiamą prasme, kad, iš tikrųjų labai religinga mūsų šalis ir religijos dvasia yra labai galinga ir labai tokia išspaudžianti visus sulčius iš žmonių. Žmonės tiesiog naikinami religijos dvasios, žmonės atrodo pažįsta Dievą, bet yra liūdni, gyvenimai labai sunkus. Šeimose baisus dalykai vyksta, su finansais tragedija, jeigu kažkur tai deda, tai būtinai sukčiams į kišenę ir taip toliau. Taigi Dievas nori visus tos dalykus sutvarkyti ir aš galiu džiaugsmingai pasakyti, kad kas be būtų daroma, aš žinau, kad velnias yra šalia, bet jisai nieko neturi mumise, nieko neturi manyje ir aš drąsiai einu toliau ir drąsiai skelbiu šitą žodį ir tie, kurie eina su mumis, aš labai dėkoju jums visiems, kas mus palaiko, kas pritarė, kas supranta, kad tai yra Dievo judėjimas Lietuvoje. Tai va, brangieji, linkėjimai visiems, laukiu jūsų laiškų, laukiam jūsų anketų, laukiam jūsų galbūt kažkokių tai klausimų. Mes padarysim dar tokį, kai gausim jūsų anketas, paskelbsim tokį bendrą susirinkimą, kur dar aptarsim daug visokių dalykų, tiesioginėme etery su jumis. O paskui jau pasiskirstysim po grupės ir nustatysim laiką, kada mes judam. Kuriom dienom, kurio laiku ir kokiam laikotarpiui. Dar vienas svarbus dalykas, kurį reikia pasakyti. Pradėti šitus kursus gali bet kas. Bet jeigu ir palikti tos kursus gali bet kas. Jūs neprivalot nieko mokėti, jūs galite tiesiog ateiti, užpildyti anketą, ateiti į grupę ir būti grupiai. Bet jeigu jūs paliekat grupę, jūs jau nebegalite iššokti vėl. Jūs turėsite laukti, kada mes skelbsime naują grupę, rinksim naują grupę. Medžiaga sudėliota taip, kad mes einam paeiliui. Ir negalima iššokti, sakykime, ten į 16 pamoką arba ten į 25 pamoką. Jūs judat nuo pradžių ir judat tiek, kiek jūs veda Dievo dvasia. Jeigu jūs dėl kažkokių tai priežasčių iškrentat, tiesiog, taip yra, nieko baisaus, jeigu norit pradėti iš naujo, galėsit pradėti iš naujo. Šita grupė, kaip sakiau, šitos grupės, nežinau koks skaičius, gal kokia 20, gal 25, maždaug va taip turėtų būti, bet jų dar bus. Svarbiausia, kad jūsų noras būtų pažinti tikrą Dievą,
džiaugsmingą, laimingą, stiprų Dievą. Aleliuja. Ir man atrodo, tas, kuris žiūri į mane, gali pamatyti tuos dalykus. Po visų šitų negandų, po visų šitų nesąmonių, kurių visada buvo belekiek, mes einam toliau, mūsų šeima stipri, mūsų vaikai auga, yra palaiminti, mes klestim visom kryptim, visom prasmėm. Ir visa šlovė už tai tik tai Viešpačiui Jėzui Kristui. Aš linkiu ir labai noriu, kad ir jūsų gyvenime viskas pradėtų klestėti, viskas pradėtų augti su Viešpačiu, su jūsų gelbėtoju, su jūsų kūrėju, kuris labai labai jūs myli, kuris visada jūs myli ir jūs negalit padaryti nieko, kad jo meilė sustotų, nes jinai beribė. Ir mums reikia vėlgi atnaujinti protą, kad suvokti, kokia beribė jo meilė. Linkėjimai visiems, laukiam žinių ir iki greito pasimatymo.